Tai gerą dieną visiems, kaip laikotės, kaip sekas. Mačiau Lietuvoje niūrų, šaltą ir apsiniaukę, ne? Tai jeigu turit galimybę, žinokit, raukit į Emiratus. Jau ko, bet saulės ir karščio čia tikrai netrūksta, žinokit. O aš ką, toliau keliauju, toliau judu po Emiratus. Liko tik tais kelios dienos čia ir vieną rytą atsikėlęs galvojau, ką čia dar įdomaus nuveikus. Kadangi su džipu jau tikrai daug važinėjau visur po kopas ir panašiai, su bagiu esu irgi seniau lėkęs jau, tai galvoju, kad reikia prasinešti su mocu. Ir geriausia vieta, manau, kad Emiratuose tą padaryti, yra pas lietuvį, kurio pristatinėti irgi tikrai nereikia. Tai lėkiu susitikti šiandien su Arūnu Gelažniku, lėkiu pas jį į bazę, jisai turi mocų, bagių. Ir ką, suksim rankiną šiandien, bet yra tokia mini problemėlė, kad su Kroselka nesu važiavęs jau apie 7 metus, nes turėjau rimtą krešą ir kažkaip daugiau krosinio nepirkau, nes realiai išsikrausčiau Tenerife ir panašiai nebuvo labai galimybių. Bet visą laiką žiūrėdavau, kaip hebra gazuoja, visą laiką varvindavau seilę. Tai šiandien, hebryte, jūs žiūrėkit ir varvinkit seilę. Tai ką, užeikim pas Arūną į teritoriją, pažiūrim, kaip čia jisai įsikūręs. Blema visai kietai. Yra traselė, kur prasigazuot ir tiesiai išvažiavimas į kopas. Bet pačio Arūno po kol kas nematau. Tai aš truputį per anksti atvažiavau, tai palauksiu. Manau, dar gazuoja jisai kažkur. Sakė, trefkė lyg darysis. Nu va, mano java bus šita šiandien. Ne, tai taip. Pamiršęs, aišku, daug ką. Kas čia? Kauno rajonas. Aha. O, bus ir aš, Arūnas Gelažnikas, nu. Nu ką, lekiam, nu? Nes jau kai tu šiaip turi greitai atsinešti iš anksčiau ir kylant jau tu prisistabdinėjai. Ne, atvažiuoji lėtai ir bandai duot gazą. Jeigu čia nedidelį, neminkšti, tai viskas gerai. Bet jei tai būtų ilgas kalnas ar kažkas, tai jau nebeįkiltų. Toks iš inercijos eina. Iš inercijos važiuoti. Taip, jau per dėl tarskau. Hop, prisistabdai, beveik sulėtėjai, pamatėjai, gali važiuoti, vėl važiuoji. Ok, gerai, judam toliau.
Blemba, įsigandau kalniuko, žinai. Jo, užtatė ir viskas. Čia kaip tik turi toks privažiuoji ir šik gaziuką lengvai. Nieko, pamokas. Taip, žinai, atrodo, kad jau galėtum truputį labiau pasukti, jau pripranti po truputį, bet... Ai, galvoju, gal. Ne, tai šalma daug padėsite. Kojelė iš anos pusės yra. Tai ką, visai smagiai pasivažinėjom. Neslėpsiu, kad tikrai buvo kažkoks jauduliukas prieš tai, nes su mocu senai važiavęs esu, kopose iš vis gyvenime su mocu nesu buvęs. Tai galvojau, kaip čia man seksis ir panašiai, bet sakyčiau visai neblogai. Pačius pirmus ten kelius šimtus metrų tas mocas tabalavosi tarp kojų, mėtėsi ten ir panašiai, bet Arūnas sustojo, davė keletą patarimų, tai nuėmė iš karto. Ir viskas, ir lėkėm, ir visai smagiai viskas gavosi. Galbūt norėtųsi truputį greičiau, bet kadangi visiškai neturiu patirties, tai nenorėjau perspaust ir labai nesinorėtų kažkokią traumą užsigaudyti prieš kelionę. Didelis ačiū Arūnui, didžiausios sėkmės jam Dakare ir tikiuosi aš pas jį ne paskutinį kartą. O jūs, jeigu planuosit kelionę į Emiratus, tai tikrai rekomenduoju susisiekti su Arūnu, galit parašyti jam per Facebooką ar tiesiog Google parašyti AG Dakar School ir pamatysit iš karto išmes nuorodą į jo bazę. Ir kas faina yra labai, kad jisai randasi ne ten, kur visas skruzdėlynas, kur visas turistynas. Tai tos kopos tokios minkštesnės, ne taip išvažinėtos. Net matėt video, kad vienoje vietoje paguldžiau, nes tiesiog taip minkšta buvo, per mažai greičio buvo. Iš tikrųjų, per mažai patirties. Tikrai labai smagu ir toks vienas, važiuoji vienas, jautiesi, tos kopos fainos, tokios minkštos, kalniukai. Žiauriai smagu. Būtinai susisiekit, jeigu būsit čia. Ir ką, judu aš toliau link Dubajaus. Grįžau trumpam iki namų, šoku greitį dušą, nes po moco toks neįtin kvapnus jaučiuosi. Ir lėksiu dar šiandien aplankyti Dubajaus autodromą. Pabandysiu kažkur ten įdomiau pafilmuoti, gal pavyks įsimesti trasą, o gal net pralėkti su kokį automobiliu įdomesniu. Ir dar vienas dalykas, ten yra labai faina tokia kavinukė benzingalvių. Tai lėkiu, susitvarkau ir gazuojam tiesiai tenais. Tai ką, nedažnai susėsi su šiam 4 Chevrolet Impala ir įkalsi smūtį. Čin. Treniruojasi kažkas, bet šiaip tai magiška vietelė. Kas prijaučia autosportui, motosportui, supras. Čia jau prie šitų reikalų tai jau iš tikrųjų pripratau. Čia kaip pas mus F10. Žodžiu, būt smagu čia įeit. Žiūriu, viduj dar yra gerų aparatų. Bet uždaryta. Einu dar apeisiu. Gal pavyks čia kažkaip įsibraut kažkur įdomiau. Nu, gal ir Januškas nėra taip įdomu žiūrėt, bet traselė, blemba, atrodo tai rimta. Žodžiu, ateina pas mane apsauginis ir klaus, ką aš čia veikiu. You don't allow people to go beyond that red line. I cannot pass through that red barrier, yeah? No, they don't want people to come on this side unless you are an official. Okay. Or from media, so they don't allow. I'm doing some media, yeah. No, you need to have this media jacket. You need to have... Yeah, okay. Neleidau šitų barjerų man eiti. Nu, nieko nepadarysi, yra kaip yra. Va, čia jau yra aparatėlis.
Tada sekantis šalia. Čia, kaip suprantu, yra tribūnos trasos, bet atrodo, tai čia ne kažką iš tikrųjų. Čia lygtais dar nedabaigtas statyti ar kažkas tokio, nelabai suprantu, kas čia atsitiko, nes kai kur matau langai išpirdolinti. Nelabai suprantu, kaip čia taip yra. O. Čia bus galima praeiti iki pat trasos. O, čia jau man patinka. Čia grinai atrodo statyta ir užrišta. Ir viskas, ir nedabaigta. Iš tikrųjų, man daėjo, kodėl čia taip viskas yra. Aš manau, kad čia po to lietaus, kaip jie turėjo praeitais metais. Jo, nes čia matos va sunešta, tai čia viskas buvo užlieta. Bet tai ką, žinau, galėtų toliau tęs darbus? Ar čia pamatė, kad čia nieko nebus? Tai tokį pastatą statyti ir nuspręsti, kad nereikia. Nu, okei. Nu va, jau buvau praradęs viltį daeiti iki pat trasos. Čia apsauginis jau neateis, tikrai. Tai man dabar ne pati trasa įdomu, bet šitas pastatėlis. Kodėl jie sugebėjo taip jį apleisti? Einu pasivaikščiosiu po vidų, pasižiūrėsiu, kaip čia atrodo. Būsiu pats pirmas lankytojas. Čia reikia truputėlį perlipti. Taip. Čia atrodo kaip, nežinau, po Černobilio, po žemės drebėjimo. Viskas ištaškyta dugnais. Šiaip mačiau, tenais yra tribūnos. Tai mano dabar tikslas nueit kažkokiais būdais, atsisėsti tribūnas ir pasižiūrėti trefkę. Važiuoji kažkokias keliones, vis tiek pasižiūri, kur čia būtų galima įsimesti įdomiau, kokias apleistas vietas ir panašiai, bet kad Dubajui sugebėsiu patekti tokią vietą, tai tikrai nesitikėjau. Bus įdomu, kada nors pamatyti, jeigu čia susitvarkys viskas. Nu, bet čia tikrai dar niekada nebuvo naudoti. O. Geras. O. O tai va. Norit VIP vietų? Prašau. Imsiu baltą sėdynę. Ir va. O. Nu, dabar gali čia važiuot, driftint, nusirašyt. Čia visai palauksiu. Aš taip spėčiau, kad esu pats pirmas žmogus sėdintis ant šitų sėdynių. Wow. Žiūrėkit, kokia čia dydžia viskas yra. Nu tai ką, tik atsisėdau ir čia nustojo visi važinėtai. Negaištų laiko. Judu toliau. Tai aišku, tik tais išeini iš tribūno ir prasideda veiksmas. Čia tiesiog neįmanoma išvažiuoti iš tos vietos. Dabar čia eina, nežinau, ar tik įplėsis, čia eina pradėtas statyti tiltas kažkoks, praėjimas. Ir jisai turėtų susijungti būtent tenais. Į šitą pastatą, kur aš ką tik vaikščiojau. Bet čia tiesiog yra viskas apleista. Šiaip tai norėjau iš tikrųjų nueiti dar į tą pastatą irgi ten kažkiek pasivaikščioti. Gal nebūčiau kilęs, aš neįsivaizduoju, kiek ten tų aukštų yra, bet nemažai. Bet sustojo šalia Toyota tamsintais stiklais.
Kažkaip galvoju, gal kitą kartą. A few inches later. Nu ir vakaro desertui atvažiavau į Global Village. Panašu, kad turėtų būti įspūdinga čia. Aš gal per dažnai vartoju šitą žodį, bet čia yra kosmosas. Jūs pasižiūrėkit. Lendu į vidų. Tai sumokėjau už įėjimą tik tais 25 dirhamus, kas yra 6,5 euro, kažkas tokio. Tai labai pigu. Va, iš karto prie Big Beno atsidūriau. Nežinau, kur pasaulyje dar būtų galima pamatyti kažką tokio panašaus. Man teko būti Amerikoje Disneylande. Tai čia yra vieni vartai visiškai. Aš taip svarstau, ar verta čia daugiau keliauti gyvenime. Nes į kiekvieną šalį gali užsukti, pavalgyti, apsižiūrėti, kas čia gero. Ir viskas. Tai čia, kaip suprantu, kiekviena šalis viduj turi savo turgų. Tai pardavinėjo visokias čia sukneles, maistą ten toliau mačiau, visokius kvepalus. Neaišku, kiek čia viskas yra tradiciška, bet okei. Kuveitas gal nėra čia taip labai įdomu. Einam, pabandysim kažką kitą. Nervina vienas dalykas, kad jie galvoja, kad pasigerins čia mums, kad mes čia kažką pirktume, tai kviečia mūsų rusiškai. Привет, посмотри. Iš karto jam sakau, ne, sakau, aš rusiškai tai nešneku. Nu, užeikime į Jemeną pasižiūrėti. Nesu buvęs niekada. Ką jie čia turi? No, thank you, man. I'm okay, thank you, man. Thanks. Tikrai nepertiksiu per kamerą, bet įspūdinga, tikrai. Reiks pabandyti China nueiti. Gal kažką made in China nusipirksiu. Tai po kol kas Afrika nurovė, absoliučiai vieni vartai čia visom šalim. Nerealu, aš vieną kartą tikrai ten gyvensiu, man ten tai patinka. Atrodo, kad aš turėjau gimti juodaodis. Kažką reiškia turbūt, ne? Ir mano šiandienos laimėtojas yra Irakas. Įspūdinga. Šiuo metu labiausiai norėjau aplankyti šią šalį. Tai ką, įspūdinga, žinokit, parkas. Būsi Dubajai, būtinai prasukit. Tikrai, nesu aš didelis mėgėjas tokių masinių susibūrimų, susirinkimų, bet čia yra tikrai wow. O šiandien viskas. Lekiu namo, diena į pabaigą jau. Judėsiu kažkur rytoj. Dar iki galo nenusprendžiau kur, tai toj pamatysit. Tomorrow. Tai šiandien rytas šiek tiek yra sumautas, jeigu taip atvirai. Vakar po to parko nepavyko man grįžti namo. Važiuodamas atgal, skambino toks arabas, su kuriuo susipažinau čia prieš kokią porą savaičių. Ir pakvietė mane į savo šišą barą. Šišos vietiniam bare sėdžiu. Hebra žiūri kriketą.
O aš visiškai nieko nesuprantu apie tą žaidimą. Visur dūmai tik tais. Tai prasidėjau aš tenais, žodžiu, iki kažkur 2 nakties. Tai šiandien toks sudužęs visiškai jaučiuosi. Bet lėkiu čia dabar į vieną vietą ir lėksim iki Abu Dabio. Abu Dabyje paleidžiu tėvus savo, šeimyną mano atvažiavus čia. Ir pats lėksiu iki Ferrari pasaulio. Ten prie tos trasos F1. Pasižiūrėsim, kaip ten viskas atrodo. Bet labai neužsibūsiu, nes vakare tas pats arabas pakvietė mane į dykumą, į savo kempą. Ten, žodžiu, važinėsim tipo su bagiais ir panašiai. Tai nežinau, kas čia šiandien manęs laukia, bet nežinomybė kartais labai įdomu. Tai žiūrim, važiuojam. Tai iš karto pasakysiu apie bilieto kainą. Sumokėjau 100 eurų, 380 dirhamų, tai ten beveik 100 eurų gaunasi. Nu tai jau turėtų čia būti gerai tikrai. For many people, owning a Ferrari is a dream, and it's at Maranello where these dreams are made real. Tai ką, išėjau iš Ferrari pasaulio. Neįvertinčiau tikrai gerai aš čia. Tikrai galvojau, kad čia kažkas bus įdomesnė. Bus daugiau automobilių, prasme iš tos pusės. Aišku, galėjau pats pasidomėti ir galbūt net neėjęs už tokią sumą, tai... Sakau, čia atėjus su vaikais, gal panašiai, bet iš 4 mano tų roller coasterių 3 sugedo. Pirmam atėjau, tai įvažiavom, pabuvom gal kokią minutę, ten rodė visus vaizdus ir panašiai, sugedom, tai 15 minučių laukiam. Nuėjau iš karto į kitą, tai pusę pravažiavau ir strigau, bet buvau tik tais vienas toj mašinėliai, sakykime. Gaila negalėjau parodyti, nes atima telefonus, turi palikti visus telefonus, piniginės, nu žodžiu, kuprinės, viską turi palikti, neleidžia nieko neštis. Tai negalėjau parodyti, kaip lėkiau ir panašiai. Tai žodžiu, po to, nu taip iš tikrųjų supykau, nes ten žiauriai šalta yra, kondiškės varo, nu nerealiai. Ir sėdėjau aš ten 20 minučių tamsoje vienas. Ir ten aišku per tas kolonėlės ten pasakoja, kad ten tipo nesiparink, čia žodžiu viskas gerai, iškelk rankas, jeigu viskas gerai, nes ten kamerų pilna. Tai atėjo, mane ten su diržais iškėlė, ten, nu žodžiu, tai sakau, nesakau, žinot, aš nenoriu, čia sakau, tokios patirties, atiduokit man pinigus, aš einu iš čia. Ne, čia tipo neik, čia taip toliau, mes tave nuvesim kitur. 2 hours, I wanted to visit here quick to go to these roller coasters, yeah? And now I spend like 40 minutes stuck here. So I just want to get refund because I need to go out. Okay, but to give a refund, you have to call SVCH and, yeah. Tai nuvedė į 3, atėjau į 3, atsisėdom, neveikia, nedirbo, nors ką tik buvo išvažiavęs. 3 dublis. Jeigu strigsiu dabar, tai jau, nežinau, reikia eiti į bažnyčią turbūt tikrai. A few moments later. Tai spėkit, kas susitiko. Sugedo ir šitas. 3 iš eilės sugedė aparatai. Nežinau, kas čia per kokybę ir kas čia iš vis vyksta. Aš nesuprantu tikrai. Tai vėl išvedė visus atgal.
pralaukėm vėl kokių 20, gal 25 minutės. Kažkoks čia protestas vyksta, kas čia, nežinau, kas čia vyksta iš tikrųjų. Tai vėl pralaukėm, bet pralėkiau. Nu, tai tas neblogas, ta prasme. Bet, kaip pasakyti, jeigu jūs esat buvę Vokietijoje, kokiam Hyde Parke ir taip toliau, nu tai čia net nėra ką lyginti. Nežinau, tikrai neapsimoka čia išleis 100 eurų. Ir jeigu atėjus su šeima, tai čia dar daugiau. Nes čia pavalgyti, norėjau kažką pavalgyti, tai nu kur tu čia, kainos kosminės ir žodžiu. Tai einu aš iš čia, nes čia kažkas rėkauja ir panašiai. Nėra čia mano labai gera patirtis, tikrai galvoju, kad bus kitaip. Plius žiauriai valgyti noriu. Tai einu dabar kažką pavalgau ir važiuosiu, žodžiu, kažkur važiuosiu. Later that same evening. Čia yra visiškas chaosas. Kiek spėtum, čia yra automobilių šitoje vietoje? Kokie 3000. 3000? Bliava, nežinau. Sakyčiau, kad gal daugiau. Nu ką, sėdam į mašiną. Yeah? Ok, no problem. Nu va, mane pasodino čia į priekį. Nu gerai, lipam į priekį. Nu va, galim su kupranugariais prajot. Nu, žiūrim. Nu va, ponios ir ponai, mato tikrą arabišką kempą. Sakė, čia vienas iš geriausių. Nu, jis jau sakė, kad geriausias, bet viskas čia geriausia jiem. Čia va kažkokie pasirodymai bus. Tai va, visi eina, dedasi maistą. Čia toks kaip švediškas stalas. Čia aš nežinau, kiek čia sriubų rūšių. Bet tikrai labai daug sriubų. O, falafeliai. Gerai. Žodžiu, hebrytė. Pasiimsiu vieną šitą dabar. Nu, šiandien darysim daug nuodėmių, ne? Gavom VIP kėdę, tai toliausiai nuo pasirodymo. Nu ką, bandom paragauti. Niekada gyvenime dar nebuvau tokiam reikale. Čia yra wow. Jo, lekiam namo šiandien, užteks jau. Dievas, galvoja stogą. Ir lanką čia šitą. Bet čia kaip juda tie langai. Tai atvažiuoja, žodžiu, žmonės su savo mašinom, palieka čia savo džipus ar kažkokias paprastesnės mašinas, atvažiuoja visokie Land Cruiseriai, patruliai, ar mes, pavyzdžiui, su to Fortuner, kažkaip jis ten taip vadinas. Tai va, ir susirenka tos žmonės ir nuveža į tos kempusus. Tai čia yra 47 kemperiai tie.
Ir ten vyksta tie visi pasirodymai, žodžiu, valgo. Nu, reikalai tenais. O mūsų džipas turėtų būti kažkur čia. Žiūrėk, va mūsų gyvulys. Ar ne šitas? Jo. Tai va, viskas. Šiai dienai užteks. Lekiam mes namo. Tai ką, draugai, Viešnagė Emiratuose pasibaigė. Jaučiuosi, kad tikrai apkeliavau neblogai. O, pabaisiukas stovi. Ne žmogus, o apie BMW kalbėjau. Tai liko valandėlė iki skrydžio. Skrendu į Lietuvą. Šventės praleisiu Lietuvoje. Ir skrendu atgal į Tenerifę. O Tenerifei laukia daug upgrade'ų visokių. Ir pranešiu viską. Kur keliausim, kada keliausim, su kuo keliausim. Žodžiu, viskas bus atskleista. O dabar visiems norėčiau padėkoti, kurie žiūri, kurie palaiko. Nepamirškit, kai visą laiką paspausti laiką, parašyti komentarą, pasidalinti. Būtų labai gerai, kad kuo daugiau jūsų pasidalintų. Tai padėtų mano kanalui augti. Turiu tokią mini svajonę, kad iki kelionės, iki kurios lieka vos daugiau negu mėnesį, sulaukti bent 500 prenumeratorių. Tai būtų labai smagu. Ir ką, hebryte, gerų švenčių, gero kalėdų senelio ir susitiksim kitam video. Ate.